tikrai tokia būna pilna kaip šiandien. Ir svečių tiek tai tikrai nebūna. Aš manau, kad šiandien norėčiau iš karto susitarti, kad gal deputatai neužpyks, kad jonintiškiai dalyvaujantys salėje šiandien irgi rankas keltų pritardami ar tiem sprendimam, kuriuos šiandien priminėsite. Kažką tai tokio reiškia
kai dvarą ir seniūniją perėmė valdyti Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės iždininkas Mykolas Rostovskis. 1786 metais Adomas Rostovskis pastatė katalikų bažnyčią. Pradėjo 22 metus, miestelį nusiaubė didžiulis gaisras, trukęs 2 dienas ir sunaikinęs beveik visus pastatus. Liko tik viena Žumelnyčio gatvelė. Po gaisro žydai turbūt jau nugirdę apie planuojamą Varėnoje poligoną ėmė supirkinėti padegėlių sklypus. 1894 metais Varėnoje pastatytos kareivinės, į kurias atkelta nemažai rusų kareivių. Apylinkės smėlynas paverstas karinių pratybų vieta. Pastatyta daug pastatų, miestelyje atsirado alinės, smuklės, krautuvės, viešbutis. Pagrindinė naujaudyčio, jei karas nebūtų sutrukdęs, Varėna būtų tapusi 15 maždaug tūkstančių gyventojų miesteliu. Per Pirmąjį pasaulinį karą po vokiečių mūšių su rusais miestelis beveik visas buvo sugriautas. Okupacija varėniškiams buvo labai sunki. Vokiečiai viską grobė, šaudė žmones darbams. Karui baigėtis iš puošnios senosios Varėnos
deputatai to sprendimo projektą turi, o visiems kitiem, tai man atrodo, na, čia yra tam sprendime aprašyta. Galima tik tai dar kartą parodyti aiškiau tą vėliavą ir kokią mes ją. Štai mes ją turim iš, atsiprašau, kad uždengiau, bet mes turim 2 spalvas, 3 dalis, vidury, kaip matot, herbas iš abiejų pusių, o štai čia tas stilizuotas viržio žiedas. Man ta vėliava tikrai gražiai, žinau. Tai būtų pasiūlymas, kad priimtumėm tą sprendimą ir patvirtintumėm štai šitą vėliavą kaip mūsų simbolį savivaldybės ir tuo pačiu jos naudojimo taisyklės. Kas už tai prašom balsuoti? Visi, kaip sakiau, gali balsuoti ir visi esantys. Ačiū. Prieš išsilaikiusių lyg ir nematau. Tada turim herbą, turim vėliavą. Lieka paimti juos į priekį, pakelt, laikyti garbingai ir dirbti. Kas gal norėtų tart kokį nors žodį iš mūsų, ar iš deputatų, ne deputatų, ar iš svečių? Prašom, neturiu, užsirašusių neturiu. Sąrašą. Matau, kad Lazdijų tarybos pirmininkas pirmas pradžią nori. Laužiu ledus. Gerbiami kaimynai, gerbiami svečiai, aš taip pat prisidedu prie tų gražių prezidento padėjo žodžių ir noriu pasidžiaugti kartu su jumis. Mes tokį džiaugsmą didelį turėjom vasarą. Tikrai įsimintini dalykai labai. Jum tuo labiau tai svarbu, kad prieš pat vyksta tai prieš pat rinkimus. Aš noriu palinkėti. Jūsų herbas, aišku, pas mus tai briedis, tai medžiotojams daugiau čia. Patys darbščiausi padarėliai tikriausiai mūsų visoje gamtoje. O jeigu tokie padarėliai vaizduojami Varėnų, tai išeitų, kad Lietuvoje darbštesnių už jūs nėra. Tai aš to darbštumo ir būsimiem deputatam ir jums visiems čia esantiem ir visiems rajono žmonėm palinkiu. Ir kartu su jumis džiaugiuosi. Ačiū. Mėly kaimynai, gerbiami svečiai, ypatingai miela, kad tas Čiurlionio kelias ir taip veda link Druskininkų, jūs ir svečius atvykstančius į mūsų mažą Lietuvėlę. Ir vienaip ar kitaip mes tiek persipinę, kad net ir dirbdami 5 metus valdžioje turėdavom ir geresnių, ir blogesnių konfliktų, bet mūsų žmonės gyvena vis tiek Dzūkijos, smėlynuose ir ta pati bitė, manau, jeigu prineš daug medaus į jūsų avilius ir mums bus druskininkiečiams labai gerai. Aš norėčiau, kad jūs įsirinktumėte iš tikrųjų valdžią gerą, kuri rūpintųsi ne tik vietiniais klausimais žmonių, bet kuri būtų lygiai tokio gero, plataus akiračio valdžia, kaip jūs turėjote iki šiol, kad net neišlaikėt, sakysim, valdytojo savo Varėnoj. Ir mano kolega Kleponis iš tikrųjų buvo peržengęs savo veiklą Varėnos ribas, ir jūs ir prancūzų žinių įgijot, ir didelę paramą gavot, kaip ir su Švedija atradot ryšius ir bendravimą. Ir man norėtųsi, kad jūs, kaip ir druskininkai, būdami užkampių savotiškų Lietuvoje, pačiam kampe atsidūrę, taptumėt, ir kad viso gero ne tik bitė medaus atneštų, bet ir tiesiog ir druskininkai prisidėtų su savo druska prie jūsų medaus. Dar norėtų ką nors
norinčių daugiau? Prašom. Ponas Kalanta nori. Gerbiamieji, aš tai noriu pirmiausia labai padėkoti už tai, kad jūs pakvietėte mane į šitą gražią šventę. Vis tiek aš širdyje esu varėniškis ir visada malonu susitikti su varėniškiais, su Varėnos miesto, Varėnos rajono gyventojais, tuo labiau malonu susitikti su Varėnos rajono tarybos deputatais, su kuriais šventosios dvasios. Amen. Viešpats yra su jumis. Ir su tavimi. Taigi susirinkome reikšmingą mums dieną. Susirinkome mūsų nepriklausomybės dienos išvakarėse, kai šventinsime oficialiai įteisintą mūsų rajono vėliavą ir herbą. Savo mintimis
savo visas mintis kreipkime į Viešpatį, į tą gėrio šaltinį, kad Jisai padėtų mums siekti tų idealų, siekti tų vertybių, kurias mes šiandien ryžtamės, kai švenčiame šią šventę. Darbštumo, pakantumo vienas kitam. Ne viskas išeina taip, kaip norisi. Kaip apaštalas Paulius sako, mes dažnai darome tai, ko nenorime ir nepadarome tai, ko norime. Kad už visą tai sakykime Viešpačiui. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kalta Dievus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs mums mūsų kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Jėzus ir jo mokiniai ateina į Betsaidą. Ten atveda pas jį vieną neregį ir prašo jį palytėti. Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. Ten patepė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: ar ką nors matai? Jis aiškinti šventąjį raštą, daryti egzegezę. Tokiais momentais kažką tai norisi daugiau susijęti su švente, su ta proga, kuri atvedė mus čia. Mano mintyse šmėkštelėjo vaizdai, įvairių vėliavų. Mes turime brangę mūsų širdžiai tautinę trispalvę, dėl kurios žmonės kentėdavo, eidavo į lagerius, mirdavo. Tarsi tą vėliavą padarydami šventą savo krauju, savo gyvenimu. Mes žinome ir kitų vėliavų. Mes žinome vėliavą juodą su kaukolė, kurią vartojo piratai. Mes žinome raudoną vėliavą, kuri šiurpą daugam kelia. Mes žinom svastiką. Pastaroji nebuvo visada pykčio, paniekos, tamsių prisiminimų ženklas. Ši vėliava, šis ženklas kažkada tai vaizdavo saulę, šviesą, šilumą. Tai pažiūrėkime, ką padarė žmogus su šito ženklu. Jis padarė jį paniekos ženklą. Tu, sako, valdyk jį, tu jį tvarkyk. Ir žmogus, jeigu žmogus vadovaujasi savo sąžinės balsu, jeigu vadovaujasi žmogus taip principais, kurie įrašyti jo širdies gelmėse, jis niekada
nepadarys klaidos. Po šventųjų mišių mes šventinsime tikrai šią nuostabią gražią vėliavą, kiek Garbė tau Dieve per amžius. Garbė tau Dieve visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime vyno, kurį aukojame tau. Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasinio gėrimo. Garbė tau Dieve per amžius. Priimk mus Viešpatie nusižeminusius ir gailesčio kupinus, tegu tau Dieve patinka šiandieninė mūsų auka. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Viešpats Dievas maloniai priimtų mano ir visų jūsų čia atneštą auką. Te priima Viešpatie iš tavo rankų šią auką, tegu ji teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Iš daugybės grūdų pagamintos duonos ir iš daugybės uogų išspausto vyno pavidalo tau Viešpatie atnašaujame taikos karaliaus Kristaus išganingąją auką. Tegul ji paskatina visus tavo vaikus kurti Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. ir mūsų šauksmas tave tie pasiekia, Viešpats su jumis. ir su tavimi. Melskimės. Visagaliam žinasis Dieve, dangiškasis Tėve. Pašventink šią vėliavą ir herbą, kad tie, kurie pagarbiai jais naudosis, gautų iš tavęs dvasinę globą ir pagalbą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima ten nužengia ant šios vėliavos ir herbo.
žemynų kvapuose. Daug šviesos ir džiūgaujančios. Tėvynė, tu mano tėvynės, tu mūsų visų, matai neatėvoja lietuviai puikiai. Didelį kelią, tėvynė tęsi, tu mano krūtinė, tu mano širdis. Pati nuostabiausia, gražiausia gulėjai, tai kaip aš galėčiau savęs nemylėti? To žemės vardas Lietuva užvaldė mano protą ir jausmus ir trokštų jums atskleisti ją. Ateis, nuvesiu aš jums į savo mielą dzūkų kraštą. Suplasnokime sparnais, aurėjus skrendame per šalį, kur kiekvienas daiktas turi savo atminimų spalvą. Senojoje Vėliavoje atstatytas nepriklausomybės paminklas, brolių savanorių kapai, paminklas nežinomam partizanui, balta ir bulvė bažnyčia, Varėnoje paminklas tremtiniams, Merkinėje kryžių kalnelis su koplyčia kankiniams, o kiekvienam kaime dzūkų kryžiai stovi. Šiandien Varimos bažnyčios pašventinome savo rajono herbą ir vėliavą. Mes esame labai dėkingi autoriui Kęstučiui Valdai ir lenkiamės tikrai žemai. Ant savanorių, nežinomo partizanų, 5 partizanų kapų senojoje Varėnoje. Uždėkime žvakutę, tegul tai primena, kad mes saugome jų atminimą.
svečiai. Šiandien mes esame vienos iš gražiausių, garbingiausių vasario 16 dienos mūsų valstybės šventės išvakarėse. Šiandien mes taip pat švenčiame labai gražią šventę savo namų, savo miesto, savo rajono. Šiandieną mums įteiktas dekretas apie patvirtinimą mūsų herbo. Šiandieną patvirtinta vėliava, kurią matėt, tie, kurie nematėt bažnyčioje, nematėt nešant, matėt čia salėje. Šitie simboliai pašventinti. Šituose simboliuose atvaizduotas labai taurus, gražus, mielas gyvūnas, tai bitė. Bitė, kuri simbolizuoja darbštumą, simbolizuoja susiklausymą, darną ir didelį pasiaukojimą. Juk bitė nepabijo prarasti savo gyvybės, jeigu kas nors kėsinasi į jų šeimyną. Taip kad tas simbolis mus tikrai turėtų gražiai, gerai nuteikti. Nuteikti mus darbui, susiklausimui ir galų gale patriotizmui dideliam. Mėly varėniškiai, šių dviejų švenčių proga leiskit man rajono tarybos savo vardu palinkėti jums sveikatos visų pirma, jums, jūsų šeimoms ir čia nesantiems, susiklausimo, darnumo ir kantrybės ir ištvermės, ko mums ypatingai reikia šiandien. Tik tai turėdami šias savybes mes sugebėsime tikrai pamatyti gražesnį rytojų. Sėkmės jums visiems. Kol plaka mūsų dainos nerimo sparnai, kol gieda mūsų širdis prie Baltijos krantų, geroji žemė, amžina sakmė apie tave keliaus į ateitį, motųjų lūpomis į lūpas, gimta kalba, prie žilio Nemuno. Už tai, kad man skyrė likimo metijų, už gerjo džiaugsmo ratą virš užverstų galvų, už paskui vyturėlį pakylančią padangę, už kalbą sudėliotą iš gintaro spalvų, už vieškelį, lyg slenkstį, priaugusių prie kojų, už marių užsupuotus saulėtekius languos, už eidžiarų vėliesnę, žyvinę, tau dėkojam.
Dieve laimink Lietuvą. Muzika Balius, eilės Debs.